Sveikinuosi su dar vienu nauju pirmadieniu, mano mėly klausytojai. Ir šios dienos tema bus apie discipliną. Tai, ką tu darai šiandien, nulėmė tavo rytojų. Tai jeigu darai tai, kas yra lengva šiandieną, tu turėsi sunku rytojų. O jeigu darai tai, kas yra šiandieną sunku, tu turėsi lengvą rytojų. Ir esu kalbėjusi tikrai ne viename savo epizode būtent apie šią temą, bet manau, kad tai yra tema, kurią nuolatos svarbu priminti ir įsitikinti kaip viskas veikia, kad dažnai žmonės nori visko labai lengvai. Tai, ko jie nedaro šiandieną, tai jie anksčiau ir vėliau turės padaryti rytoj. Tai ką tai reiškia? Tai pavyzdžiui, jeigu aš pasirenku šiandieną nesportuoti, neprižiūrėti savo mitybos, tai reiškia, vieną dieną aš turėsiu susidurti su įvairiomis ligomis. Tai gali būti diabetas, tai gali būti įvairios širdies ligos, tai gali būti tiesiog bloga savijauta, nuolatinis nuovargis ir tai kažkas, su kuo man reikės vis tiek susidurti. Nors prieš tai aš turėjau lengvą kiekvieną dieną. Aš valgiau tai, ką aš noriu, aš nuleisdavau savo nesportuoti, nejudėti ir tai buvo man visiškai neprioritetas. Tai reiškia, kažkada vis vien tu turėsi patirti tą sunku. Tai tavo pasirinkimas, ar tu darysi tai dabar, ar tu darysi tai vėliau. Tas pats yra su verslo kūrimo veikla. Jeigu tu šiandieną renkiesi pasiteisinimus, kad aš negaliu, man neišeina, aš neturiu laiko, tai anksčiau ir vėliau tu vis tiek gausi susidurti su to pasiekmėmis. Galbūt tau bus nuolatinis pinigų stygius, arba tu nuolatos turėsi dirbti sunkiai dėl pinigų, tiesiog vargti, atiduoti savo sveikatą ir panašiai. Ir aš galiu labai nuoširdžiai pasakyti, kadangi pati kuriu verslą 6 metai, pačiai tenka dirbti su daug žmonių ir labai dažnai būna tas, kad žmonės taip greit nuleidžia rankas. Tiesiog jie pabando, padaro, arba daro labai nepastoviai ir rezultato be abejo nėra. Ir kas nutinka, kad jie tiesiog meta. Bet kas yra labai svarbu suvokti, kad mesti bet kokią veiklą yra labai lengva. Tai yra labai lengva įsikelti savo tikslą sportuoti, kai, pavyzdžiui, per naujus metus žmonės įsikelia savo ilgiausią sąrašą tenais tikslų, bet kuris iš tikrųjų tuos tikslus įgyvendina. Nes jie pradeda, paskui kažkas nutinka, jie prie jų nebesugrįžta ir taip dar vieni metai praeina. Nes mesti, bet ką mesti yra labai lengva. Tai yra tiesiog pats lengviausias kelias, koks gali būti. Bet patys pagalvokim, iš ko mes semiamės įkvėpimo? Ar mes semiamės iš žmonių, kurie nuolatos pasiduoda? Ar mes semiamės įkvėpimo iš tų, kurie ieško lengvo kelio nuolatos? Ar mes semiamės įkvėpimo iš tų žmonių, kurie ėjo per sunkius kelius, per iššūkius, jos perėjo ir tie iššūkiai juos užaugino, kad jie būtų ten, kur jie yra? Tai manau, kad daugelis mes nesusirinkom ir čia klausyti šito podcasto, nes mes ieškome lengvo kelio arba mes norime pasiduoti, mes norime eiti į aukštumas ir mes suprantame, kad mes turėsime sumokėti tam tikrą kainą. Nes žinau, kad tie, kurie klauso šito podcasto, jūs nesate tie, kurie esat linkę pasiduoti, ar tie, kurie norit kažkaip greit surasti kažkokį stebuklingą kelią, esat pasiruošę eiti per visą tą kelionę, kuri reikalauja tam, kad tu pasiektum tą tikslą, tą viršūnę. Tai čia yra viso to suvokimas, kad tu turėsi anksčiau ir vėliau pasiaukoti, jeigu tu norėsi turėti kažkokį tai rezultatą. Tai yra tas pats, pavyzdžiui, su, universitetas, koledžas, ar, pavyzdžiui, tas pats naujas verslas, kurį tu mokaisi, tai yra visiškai naujas įgūdis. Ir galbūt šiuo momentu yra labai sunku suprasti, labai sunku išmokti kažką naujo, ar ne? Tačiau mes supraskim tą dalyką, kad dabar bus sunku, dabar bus ne komforto zona, dabar reikės daryti dalykus, kurie tau nėra komforto zona, bet po kažkiek tai laiko tai bus dalis tavęs ir tai tau leis turėti lengvesnį gyvenimo būdą. Galbūt tu turėsi daugiau galimybių, galbūt tu surasi daugiau darbo, galbūt tu surasi daugiau klientų, galbūt tavo tiesiog finansinė situacija susitvarkys, tau nereikės apskritai galvoti apie finansus, tau jie tiesiog plauks, dėl to, kad tu tam tikrą laiko tarpą įdėjai tam tikras pastangas. Ir aš labai dažnai sakau žmonėms, kurie domisi mano veikla, ar ne, tai žmonės esam linkę dirbti labai sunkiai 40 metų kažkam, bet nesam linkę pasiaukoti 2-3 metus vardan savęs, savo veiklai, kad mes vieną dieną galėtumėm nebedirbti arba dirbti daug mažiau, dirbti tiesiog tada, kada tu nori. Tai kur yra logika? Žmogus geriau bus linkęs, kaip sakant, tempti save. Be abejo, yra žmonių, kurie myli savo darbą ir jiem tai nėra kančia, bet aš žinau pati tiek daug žmonių, su kuriais man tenka bendrauti, kurie eina į darbą dėl to, kad jiem reikia susimokėti mokesčius, ar ne? Ir jie save tempia kiekvieną dieną tą darbą, kiekvieną dieną, kiekvieną mėnesį, kiekvienus metus. Ir tai tęsiasi dešimtmečius. Tai vietoj to, kad jie paimtų, jūs toliau dirbate savo darbą, bet jūs pašoniai kažką statote. Tai gali būti veikla, tai buvo mano atveju. Aš irgi turėjau labai mažai laisvo laiko, bet aš stačiau kažką pašonėje, kaip sakant, tą planą B, kuris vėliau virto planu A. Tai kai jūs atiduosit kažką bent porą metų, 2, 3, 4, 5 metus, kažkam daugiau, kažkam ilgiau gali užtrukti, bet jūs turėsit kažkokį tai pagrindą, kuris jums leis
vėliau priimti tam tikrą sprendimą ir pasakyti, žinai, gal aš galiu nebedirbti tame pagrindinėme darbe, arba gal aš galiu susimažinti savo darbo valandas, nes aš jau uždirbu iš šitos veiklos pakankamai, kas man leidžia pragyventi. Tai jums tiesiog atsiranda daug lengvesni gyvenimo pasirinkimai. Tas pats yra su finansais. Jeigu tu dabar atsidedi pinigus, tu juos investuoji, tu domiesi apie tos finansus, ta prasme taip, tai yra vėlgi kažkas, kas yra tau nauja šiuo momentu ir galbūt sunkiai suvokiama, bet tu domiesi apie investicijas, domiesi apie tą finansinę edukaciją, ko mūsų mokykla, pavyzdžiui, nemokino, ar ne? Ir tu vėliau tos žinias, kurias turėsi dabar, tau bus tiesiog lengvesnė ateitis, tiesiog nes tu galėsi turėti daugiau pinigų, tu galėsi nebūti kažkokiose skolose, kaip tik būti didžioje gausoje, kas leis tau investuoti į nekilnojamą turtą ir įvairius kitus dalykus, ar ne? Tai visą tai, ką mes dabar darome, mes turim dvi opcijas. Mes galim sėdėti su pasiteisinimais, kad mums kažkas neišeina, mums nesigauna, arba tiesiog pasiduoti labai greitai kažką pradėti, arba eiti ir mokytis, eiti iš tos komforto zonos. Taip, tai bus tikrai sunkus periodas, tikrai nebus jisai pats lengviausias periodas jūsų gyvenime, bet vėliau vaisiai bus labai saldus. Ir aš galiu tai tikrai patvirtinti iš savo pačios patirties. Po šią dieną, kai man žmonės labai dažnai sako, kaip tau gerai, kad čia pasisekė taip, kad galėjai susidėlioti savo gyvenimą, kad tu gali keliauti, gali išvažiuoti į Aziją, o tau čia kažkaip gerai. Bet žmonės to nesuvokia, kad aš realiai porą metų tikrai labai širdies dirbau šitame biznyje, ta prasme, ir po šią dieną aš tai darau, bet aš turiu menį grinai prie pagrindinio darbo, kai buvo tikrai sunku, kai tu pradirbdavai tiek valandų šnekant su klientais apie jų problemas, vesdavau ir klases zumbos ir reikėdavo ir studijuoti universitete ir tai veiklai irgi bandydavai atrasti to laiko, kiek tik įmanoma daugiau, bet kai kiti žmonės sėdėjo su pasiteisinimais, kad jie yra pavargę, kad jiem kažkas nesigauna, aš ėjau ir dariau. Aš išlikau pastovi, nepaisant to, kas vyko pas mane ir su kokiais iššūkiais aš susidūriau. Nes būnant pastovi, tu visada laimėsi. Bet jeigu tu nuolatos pasiduosi arba padarysi ten į savaitę kartą, į mėnesį kartą, tai tu nepajudėsi į priekį. Bet jeigu tu darysi kasdien bent po kažkiek pastoviai, tu visada laimėsi. Ir kas gavosi, kad po mažiau negu 2 metų, tai buvo iš tikrųjų metai ir 8 mėnesiai, aš jau uždirbau tokias pajamas, kad aš galėjau paimti ir pasakyti savo darbdaviui, būdama 25 metų, kad aš nebenoriu dirbti 9 to 5 ir aš galiu sau leisti dirbti pačiai ant savęs. Ir čia buvo viso to 2 metų įdirbis, kai aš galėjau sėdėti su tais pasiteisinimais ir sakyti, kad žinai, pavargęs esu, man čia nėra laiko, čia darbas, tas. Bet kas galų gale būtų kentėjęs toje situacijoje? Nu tikrai ne mano mentorius, tikrai ne mano kolegos, ne mano darbdavys, aš ir pati turėčiau eiti į tą patį darbą arba kažkokį kitą darbą. Tai va čia yra tas dalykas, kad žmonės taip dažnai atrodo gyvena kažkieno tai kito gyvenimus ir taip lengvai tiesiog numeta tos savo tikslus. Nes pagalvok, tas tikslas, kurį tu savo įsikėlei, kai tu jį pradėjai, tu turėjai kažkokį tai priežastį, dėl ko tu tai pradėjai. Tai kai tu galvoji apie tai, kad mesti, kad čia ne man arba čia man neišeina, tai visada pagalvok tą priežastį, dėl ko tu pradėjai tą veiklą. Nes dažnai žmonės iš tikrųjų pamiršta, ką ir aš, pavyzdžiui, dažnai matau, kad žmogus prisijungęs pamato tą, okei, aš irgi noriu tokį gyvenimo būdą, aš irgi noriu vieną mesti darbą, aš irgi noriu ten keliauti ir panašiai. Ir tada jie pradeda susidurti su tam tikrais iššūkiais. Tai yra tam tikri testai, kad reikia tau perėti per savo asmenybę, reikia galbūt iš kažkokius tai išjudinti savo trigerius, ar ne, kažką tai išgydyti ir panašiai. Ir tas žmogus jau susiduria su tais dalykais, savo tais demoniukais, kuriuos tu nori ar nenori, tau gyvenime vis tiek reikės praeiti. Tai arba ne toj veikloje kažkur vis tiek tau reikės su jais susidurti, nebent tu nori stovėti vienoje vietoje. Bet jeigu tu nuolatos nuo jų bėgsi, tai kas gausis, kad tu nuolatos bėgsi nuo to tikrojo savęs ir tiesiog pastovėti atsimuši kažkur. Ir kas nutinka, tai jie susiduria su tais demonais ir tada jie pradeda sakyti, ne, čia nebe man, jie meta. Aš turiu, žinokit, labai daug pavyzdžių, kur žmonės antiek varom, darom, žodžiu, čia vos ne mes apsigyvenam kartu, antiek mes čia esame visi, žodžiu, sumotyvavę. Ir žiūrėk, po kažkur porą savaičių tas žmogus dingsta, jis tau žinutes nebeatrašo, jis tavęs nebemato stebuklingai, tu jam buvai toks svarbus gyvenime ir tu dingai. Tai iš tikrųjų, manęs tai nestebina, aš to nebepriimu, aišku, asmeniškai, bet aš tiesiog suvokiu psichologinį paaiškinimą, kad tas žmogus pats bėga nuo savęs. Pats bėga nuo savęs, nes jisai jau turi susidurti su ta nekomforto zona ir jisai turi, kaip sakant, atidirti tam tikrus dalykus. Tai vietoj to, kad jisai su jais tvarkytųsi, pas jį įsijungia tas vadinamas fight or
fight or fight, žodžiu, mindsetas, kad jie tiesiog geriau pasirenka pabėgti ir tipo nieko nebematau, kažkaip čia viskas stebuklingai dingo. Nu, ta prasme, čia yra realios gyvenimo situacijos, ta prasme. Ir aišku, yra keista, galbūt man, pavyzdžiui, yra keista, kai žmogus galbūt tai ir pasakytų, žinai, tai pas mane yra ir aš savęs neperlipu ir aš tiesiog dabar noriu sustabdyti tą veiklą, tai viskas yra dėl to gerai, bet tu kai visiškai uždarai, tu net nebeatsakai žinutes, tu nebematai to žmogaus stebuklingai, va čia yra parodant, kiek dar žmogui reikia iš tikrųjų išgydyti save ir atidirbti su tam tikrais dalykais, nes kas nutiks, kas iš to, kad čia taip dabar įvyko ta veikla, bet jam anksčiau ar vėliau vis tiek reikės tai išgydyti, kažkur susidurti su tuo. O jeigu jisai to nepadarys, jis tiesiog suksis ratais ir jisai iš tikrųjų niekaip to savo tikrojo potencialo ir neįsigrynins. Tiesiog taip yra. Ir dėl to tai dauguma žmonių nugyvena dešimtmečius, bėgdami nuo to tikrojo savęs, bėgdami nuo tų savo, žodžiu, visų tų insecurities ir panašiai, ir dėl to jiems yra labai labai sunku gyvenime. Ta prasme, jiems reikia mokėti tą sunkią kainą vėliau, dėl to, kad jie niekaip su tuom nesusiduria. Tai anksčiau ir vėliau vis tiek tenka su tuo susidurti, bet tai gali būti jau gan vėlokai. O kol tu dar esi jaunesnis, ar ne, 20 metų, 30 metų, 40 metų, kad ir 50 metų, nesvarbu. Tu iš tikrųjų turi tokią galimybę dar labai daug dalykų pakeisti ir sumokėti tą sunkią kainą, kuri tavo ateitį visai kitokią pavers. Ir ne tik tavo ateitį, bet ir tavo šeimos, tavo vaikų, tavo anūkų, ta prasme, nes tu savo pavyzdžių parodysi kitiems žmonėms, savo kartoms, kad gali būti toksai variantas, kad mes galim tai padaryti, o ne tiesiog tęsti iš kartos į kartą tą patį gyvenimą. Tai čia vat ir yra tas skirtumas tarp žmonių, kad visi kažkada vis tiek sumokės tą sunku. Tai gal kažkam dabar atrodo, kad mano gyvenimo būdas yra labai lengvas, aš galiu keliauti, aš dirbu savo, bet žmonės nesuvokia, kad aš sumokėjau tam tikrą sunku. Ir po šią minutę yra tam tikrų dalykų, kuriuos aš moku, kurių gal kiti net nemato, ar ne? Kai galbūt aš irgi ten turiu įvairių gyvenimo iššūkių, bet aš vis tiek pasirodau savo komandai, pasirodau tinklalaidai, pasirodau social media ir panašiai. Galėčiau irgi paimti ir užsidaryti prasme, nes man čia nėra nuotaikos, ar ne? Bet žmonės tų dalykų nemato, nes yra daug lengviau kažko nedaryti, yra daug lengviau, pavyzdžiui, ir aplinkinius kaltinti, valstybę kaltinti, politiką kaltinti, pasaulio situaciją kaltinti, dabar čia energetikos visokios ir panašiai, bet tu pats turi suprasti, kad jeigu tu nedarys tam tikrų veiksmų, tai nulems tavo ateitį. Ir esu iš tikrųjų irgi turėjęs pavyzdžių, kad žmonės būdavo labai, labai komfortiškai užsisėdėję. Vyras išlaiko, žodžiu, man nereikia sukti galvos, visada bus finansų. Ir vat nutiko tokios situacijos, kad tiem vyram kažkas nutiko. Ir tada vat atsirado, ką man dabar daryti, kai man reikės susimokėti už mokesčius. Tai vat tas irgi yra dalykas, jeigu jūs moteris ir esate išlaikomos vyro šiuo momentu, tai negalvokit, kad visą laiką taip ir bus. Ir aš nenoriu čia skambėti labai, kaip sakant, bauginančiai, bet aš tiesiog sakau iš to, ką aš matau, ką esu mačiusi ir kas galimai gali nutikti, kad tu niekada negali va taip sėdėti ir pasitikėti kažkuom ir pasitikėti, kad visą laiką taip ir viskas bus. Vis tiek reikia turėti kažkokį tai pagrindą, vis tiek reikia kažką kurptis, nes tikrai esu mačiusi tiek daug pavyzdžių, kad moterims taip nutiko tokie dalykai. Tai dėl to, kad atrodė, kad visą laiką tai bus, bet gyvenimas gali labai greit pasikeisti. Tai dėl to yra labai svarbu turėti kažkokius tai įgūdžius, turėti kažkokį tai pagrindą, kad tu galėtum, jeigu kažkas ir nutiktų, jeigu tau dabar ir labai yra gera finansinė situacija, tau nieko nereikia, tau nieko netrūksta, bet vis tiek kaip asmenybė save kažkaip realizuoja, turėti tą pagrindą ir kad tau nereikėtų kažkada sumokėti tą kainą, sunkią kainą. Tai esmė yra tokia, kad mes anksčiau ir vėliau turėsime praeiti kažką sunkaus, ar ne? Tai ar bus dabar, arba tai bus vėliau. Tai yra lygiai tas pats sveika gyvensena. Tai jeigu tu dabar nesportuosi, nesimaitinsi sveikai, tai vėlgi, kaip minėjau, reikės susidurti su tam tikra kaina viso to. Ir manau, puikiai žinot savo aplinkoje žmonių, kurie yra puikus pavyzdys, kurie savo sveikatos neprižiūrėjo ir pažiūrėkit, kas nutiko. Atsigulė ligoniniai, atsirado įvairios ligos, įvairius negalavimai. O kodėl jie atsirado? Nu kodėl? Ne dėl to, kad yra amžius. Nu ne, yra daug iš tikrųjų netgi vyresnių amžiaus žmonių, kurie yra labai labai sveiki. O žinot dėl ko? Nes jie prižiūrėjo savo sveikatą jaunystėje. O tie žmonės, kurie save varė nuo kojų, neprižiūrėjo savęs, neturėjo laiko sportuoti, neturėjo laiko pasitampyti, neturėjo laiko pavalgyti sveikiau. Na tai ką, ateina problemytės, kaip sakant, už tai, ką tu padarei, mes gauname atpildą vėliau. Tai susimąstykime, mėlyjeji.
Ta prasme, tai čia mes realiai labai stipriai įtakojam savo ateities gyvenimą ir aišku, galbūt kai kurie negalvoti apie rytojų ar ne, ir panašiai, kas yra aišku, iš dalies vėlgi yra kitų žmonių požiūris, aš šiandien galvoju tik apie šiandien, ar ne, bet vėlgi, puikiai žinom, kad tas rytojus ateina daug greičiau, negu kartais galvojame, kad jisai ateis, tai dėl to yra labai, labai svarbu susidėlioti savo gyvenime tam tikrus prioritetus ir prisiminti, kad visa tai, ką tu darai, iš tikrųjų yra dėl pačio tavęs, dėl tavo gyvenimo, ne dėl kažko kito. Nes tikrai tas apatiškumas žmoniuose, ant kiek žmonės savo gyvenimo neįvertina, kad nesenai manęs vienas paklausė, irgi žmogus, iš kur tu turi tiek parako eiti viską ir daryti. Mano atsakymas yra toks. Aš noriu po kažkiek metų, po 20, po 30 metų pasižiūrėti savo gyvenimą atgal ir pasakyti savo, aš išnaudojau visas galimybės maksimaliai. Aš noriu didžiuoti savimi, aš noriu gyventi gausoje, aš noriu leisti savo šeimai absoliučiai viską. Aš noriu kvėpti kuo daugiau žmonių paimti iš gyvenimo maks. Aš nenoriu sėdėti ir galvoti apie galimybės, kuriuo aš praleidau, kurių aš nepasinaudojau, nes aš tiesiog tam neturėjau laiko, ar aš savim nepasitikėjau pakankamai ir panašiai, ar aš bėgau nuo savęs nuolatos, aš to nenoriu. Aš noriu iš tikrųjų mėgautis gyvenimu, nes mes turim su šituo savo kūnu, tai mūsų sielos gyvena ne vieną gyvenimą, bet mes iš to kūnų turim vieną gyvenimą. Tai kam reikia švaistyti tas galimybės, kurios čia yra? Kam reikia save pastoviai mažinti, neleisti savo daugiau? Kam? Juk nebus kito šanso šitame kūne su šitais žmonėmis, su šita aplinka, kuriuo jūs esat. Kam save stabdyti? Tai toks yra mano požiūris, dėl ko aš tai darau, ką aš darau. Dėl to galbūt mano gyvenimas ir yra pilnas daug įvairių spalvų ir potyrių. Dėl to, kad aš sakau galimybėms taip. Ir aš nenoriu to gyvenimo išvaistyti veltui. Ir aš to noriu visiems ir palinkėti. Ir tikiuosi, kad tai, ką aš darau kasdien, kas savaitę, aš įkvepiu bent kažkokį vieną žmogų daryti kažką daugiau ir naudotis gyvenimo galimybėmis. Dar kartą, kaip visada noriu priminti, jeigu jums rezonuoja šitas epizodas, pasidalinkite su savo draugais Facebook'e, galiu pasakyti, mūsų lietuvių bendruomenė labai pasyvi, mėlyjei, labai pasyvi, iš tikrųjų labai pasyvi. Tiek daug žmonių klauso, tiek mažai pasidalina. Pasidalinkit savo social medijoje, Instagrame, Facebook'e, galite žymėti mane, Agnuela arba Agnuela podcastas, palikite Spotify 5 žvaigždutės, jeigu jums rezonuoja visą tai, ką aš dalinuosi, YouTube'ai, padėkite komentarą, padėkite thumbs up, tiesiog padėkit kuo daugiau atgalinio ryšio, mėlyjei, nes tai mane veda judėti prieki ir apskritai visus kūrėjus, kurie kažką dalinasi social medijoje, kuria podcastus, atgalinis ryšys yra ta valiuta, kuri mus veda judėti į priekį. Ir dar kartą noriu priminti, pasidalinkite pakeisk-savo-gyvenimą.com yra mano tinklalaidės puslapis. Jeigu jūs norėtumėt mane pakviesti įvairius seminarus arba norėtumėt prisijungti saviugdos grupės ar įsigyti mentorystės paslaugas, jūs galite padaryti tai puslapyje ir greitų metų taip pat bus papildyta šiek tiek daugiau paslaugų, kadangi persikelsiu žiemoti vėl į Aziją, turiu tam tikrų idėjų, kurias ten įgyvendinsiu taip pat. Ir jeigu vis dar neprisijungite prie grupės, aš esu gausa, vis dar galite tai padaryti saviugdos grupės skiltyje. Kai tik prisijungsite, iškart gausite prieigą prie grupės ir galėsite perklausti įrašus ir atlikinėti užduotis. Tai ačiū, kad klausėt ir iki kitos savaitės, iki greito.